7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Juste, ar vakar tiek po pačių pergalės, tiek labiau po to, kai Italės laimėjo ir sužinojot, kad esate top 8, ar buvo džiaugsmo šventimo kažkokia viešbutyje komandoje? Ne šventėm, nes nelabai dar ką ir pasiekėm. Aišku, fainai, kad patekom. Aš manau, po varžybų mes po kiekvienos pergalės, kad ir ką bereikštų džiaugiamės, nes mums labai tas daug reiškia, bet jau po varžybų su Serbijom žinom, kad labai daug šansų yra, kad jau patekom, tai jos laukiam Italijų varžybų ir smagu užtikrinti, kad jau oficialiai patekom. Buvai bene vienintelė, kuri prieš čempionatą irgi garsiai reiškia tikėjimą, sakė, kad top 5 tavo tikslas yra, kad bent top 5, o paskui žiūrėsim, eina viskas link to, iš kur buvo tas tikėjimas, iš kur žinojai, kad šitą rinktinę gali tiek daug? Ne tai, kad žinau, tiesiog noriu važiuoti laimėti ir visą tą kaifą, kurį jaučiu čia žaisdama, tai sakau, vienas malonumas ir aš manau, tas jaučiasi ir žiūrint gal iš šono, kiek tenka varžybų pasižiūrėti, kad tiesiog mėgaujamės, tai kartais ta komandinė aura, jinai daug prideda ir taip ir gaunas. Kiek jaučiasi, kad emociškai įsitaškė, sakyti, po vakar, nes labai daug, buvo ir tribūnose tų emocijų, ir pačios panos irgi tryško to džiaugsmo, kiek jaučiasi, kad įsikrovėt iš energinės pusės? Tai aš manau, kažkaip fiziškai labai buvom išsikrovusios vien dėl, nes kad antros vis tiek varžybos buvo ir plus Serbijos vis tiek labai kapojo mus, tai tas jau labai vargino, tai tos emocijos gal net nevargino kažkaip, kaip apdovanojimas toks buvo, žinai, kažkaip net pridėjo gal energijos, kurios jau po varžybų nelabai buvo. O Italijos, kokios tai varžovės? Jos, aš manau, skirtinga tokį nelabai organizuotą krepšinį žaidžia, pavyzdžiui, lyginant su Serbijom ir Slovėnijom, kurios visą tą struktūrą, kaip ir aišku, žino, jos pagal derinius plius minus žaidžia ir ten, sakyčiau, lengva išskautint, o Italijos jos, vis tiek pagal derinį, bet labai daug nutraukia, tai vėlgi ir turi išreikštą lyderę, kurią tiesiog bandysim sustabdyti. Italija žaidžia namuose, sulaukia tikrai to palaikymo, kiek jam turbūt pridės šitas dalykas, kaip galvoja? Nežinau, ar mūsų sirgalius jie siaubs, nes pilnas salės tai nėra, bet tai pažiūrėsim. O kiek svarbi Lietuvai yra ta pirma vieta grupėje ir vien tam, kad išvengtumėm prancūzę, ar galbūt tu pati norėtum su prancūzėm pasilyginti? Ne tai, kad su kuo norėčiau, aš tiesiog man šiaip nepatinka žaisti dėl vietų, kad ką geriau gauti kitose grupėse ar kitame etape. Tiesiog bandysim laimėti prancūzės ar kažkas kitas, kas bus, tai jau nelabai svarbu. O pačioms po tų 2 puikių pergalių ar užaugo kažkiek sparnai ir dar daugiau to pasitikėjimo atsirado ir tikėjimo savimi, kad galite šitam čempionate ne tik jau į top 8 patekot, bet kažką dar toliau? Tai kad pasitikėjimo, tai faktas, aš manau, tas tikrai prideda, nes mano nuomonė, tas žaidimas kažkaip keista, bet labai pasikeitė nuo kontrolinių varžybų, tikrai kitokį žaidimą rodom ir tas pataikymas atsidarė, tai aš manau, tas įrodo pasitikėjimą vieną kitą. Juste, apie tave asmeniškai kalbant, tai esi vis tiek rinktinės lyderė šitam čempionate, bet 2 pergalės, bet ką labiausiai norėtum dar patobulinti savo žaidime, nežinau, kur dar regi savo potencialą, dar kur norėtum žengti dar vieną žingsnį savo pasirodymą? Gal kokio užtikrintumo norėtųsi iš mano pusės. Aišku, čia tik vienos varžybos, bet baudų procentas buvo tas, kur, gerai, kad tos gale varžybos nebuvo labai jau įtemptos, bet, sakau, tokias detalės, kur tikrai neturėčiau jų daryti. Tiesiog užtikrintumas metimuose, tas šalto proto įvedimas. O kalbant apie visą rinktinę, kokie rezervai dar pagrindiniai, kaip manai, gal tolimi metimai, kad labiau kristų, ar kaip, ko labiau išnaudojat? Aš manau, tie tolimi metimai, jau ką turim, ta prasme, nesam kažkokia labai super snaiperių komanda ir mes žinom, ką turim, mes žinom savo stiprybės ir ant to mes žaidžiame, aišku, užsimetame su trajeku, jų nėra kaip kitose, sakykime, komandose, kur išsimeta gal po 30, bet, taip yra tokia rinktinė, turim tokie deriniai yra paruošti ir kartais tai tiesiog gaunus, tai kad mažiau užsimetam. Toks sutapimas, kad vienu metu vyksta ir LKL finalas, istorinis, labai atkaklus, kažkiek sekat, pakalbėti komandos viduje apie ten įvykis tenai ar nelabai visai susikoncentravusi į čempionatą? Tai kiek teko pažiūrėti, gal 3 minutės
paskutinių varžybų, tai tiek ir pasižiūri, bet realiai esmės tai vis tiek nesupranti. O yra stovyklos komandai, kad vieni už... Yra, šiaip anksčiau būdavo daugiau Žalgirio. Sakyčiau 90-10 būdavo, bet dabar kažkiek atsiranda tokių visokių, nesakysiu. O tavo asmeniškai, bet kaip supratau, jau Žalgirį vis tiek. Visą laiką. Nepasikeitė. Niekada nepasikeis, manau. O tas Francisko Duris kaip pačiai? Parodo daug, aš manau, kad vis tiek tokiu lemiamu, aš nežinau, ar dar geriau gali būti kaip žmogui tas, ta prasme, jausmas po tokio metimo. Aš mačiau, net neišėjo nesikeikti po intervę, po varžybom, tiek, ta prasme, emocijos kilusios. Ir manau, tos intrigos tiek ir galim, tiek visai Lietuvai, kai žiūri krepšinį. Tai yra sveikintas dalykas, tokia serija. Senai aš tokia iš vis kažkur mačiau. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.